Sveiki visi, nu kągi, trumpas video, pajungiam 11 kW inverterį, žodžiu, kol kas irgi laikinai, dabar tie laidai saulės panelės čia ateina, nes vesis normaliai per kampus, per čia ateis, akumuliatorių laidai irgi susitvarkys į lovelius, bet faktas tas pajungiam ir pajungiam mes šitą pietvakarinė pusė, dabar yra be 10-12, tai dar matot ir šešėlis krenta nuo pirties. Žodžiu, dar nėra tiesioginės saulės, na ir nebūna. Dabar žiemos metu vis tiek saulė skersai šviečia šitas panelės. Na bet ką mes turim, galiu parodyti iš visų esamų kontūrų. 700 W, na apvalinsime, 700 W, 700 W, 700 W ir čia, išsijungia, to mes pabandysim pajungti. Na, nustatymų tikrai labai daug. Čia beveik 600 W. Kaip minėjau, saulė tikrai yra kampu. Galim pasižiūrėti. Va, saulė čia, tai eina tik tais kampu, dar užstoja. Tai va ten tas šešėliavimas, kaip sakant, veikia visą sistemą, kiek su to šešėliu. Kaip žinom, jeigu nukrito šešėlis, veikia kaip ta panelė, kuri yra šešėlė. Nebūtų to šešėlio, aš garantuoju, būtų kokie 800 W. Na, bet faktas veikia. Žodžiu, kaip minėjau, na, parodysiu. Šitas kontūras, šitos panelės, Kaip matot, šitas šlaitas irgi yra vasarinis, irgi blogai gauna. Na, šitas, kaip sakiau, irgi turėtų būti šitaip, saulė dabar šitaip, tai grinai iš šono. Paskui yra čia vienas kontūras, na ir kiek žinot, yra, na, neis už tvoros, bet yra ten ant to stogo. Žodžiu, gaunasi tiek panelių. Oras, kaip matot, yra debesėlių. Gruodžio 17 dieną. Mes realiai turim 1, 2, 3, 4, 5, 3,5 kW saulutės. Na, manau, yra kaip gruodžio mėnesį. 3,5 kW. Šaunu. Aišku, dar pasijungs antras kontūras. Bus truputėlį daugiau. Va, kaip matot, akumuliatoriai 11 kW ir čia 4 kW. Tai jeigu nemaišau, 1, 2, 3, jo 4. Na, žodžiu, 15 kažkas kW. Gal 16, gal čia 12, nelau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, 11 kW. Tai 15 kW saulės. Tos akumuliatorių. Tai va, sistema veikia puikiai. Apkrovos, aišku, dabar aš nieko nepajungęs. Tai jokio ūžimo nėra. Sukasi ventiliatoriai, bet praktiškai jų net nesigirdi. Jeigu norit pasiklausyti, turit grinai įkišti ausį. Be apkrovos, žodžiais, dirba labai tyliai, nėra jokio ūžimo. Ką, uždėsim dangtelę atgal ir po to tvarkysim tos visus laidus normaliai kaip čia prijungsim. Žodžiu, veikia, viskas tvarkoj. Nustatymai visi labai panašus į šitą. Aišku, yra ten tų pridėtinių funkcijų visokių, kiek suprantu, rodo ir kiek per dieną sugeneruoja.
Bet čia man dar labai toli gražu. Pirmas pajungimas, va, čia kažką rašo. Jo, va, diena ir 70 vatų jau sugeneruota, kaip suprantu, ar 7 vatai. Nes ką tik pajungiam. Na, čia sakau, dar reikia gerai įsistudijuoti. Na, truputėlį galėtų rodyti tik tais tuos skaičius, pavyzdžiui, kaip čia galima pasirinkti. Matom išėjimą voltažo iš inverterio ir, sakykime, vatus. Čia tik tais eina pasižiūrėti, paskui persijungia jisai į savo kitą režimą, kur rodo, tuoj pasakysiu, turėtų persijungti. Tai vat, viskas matot, kaip pasijungia su mamka papka, labai lengva, nieko nereikia atsukinėti, savo tokšti kišai ir viskas. Kągi, jungsim rozetės, kabelis eis į dažymo kamerą, iki dažymo kameros yra kokie, na, čia grubiai vinguriavimais aplink namą 40 metrų. Tai dėsim vis dėlto, kad neprarast didelio kritimo 4 arba 6 kvadratų laidus 2 gyslų, nes nors ir realiai su valdiška elektra, sakykime, pareina ten nuo tvoros kampo 15 metrų, 10 gal, na, tarp 10-15 metrų, ten yra nuvesti 4 kvadratų laidai ir tai nukrenta iš valdiškos elektros 35 voltus pajungus kompresorių. Iš čia, kai jungdavau, yra paprasčiausias 2,5 kvadratų va šitas prailgintuvas, kuris eina iki pat dažymo kameros, kaip sakiau, 40 metrų. Tai iš šitos sistemos perkritimas būdavo vien ant laido, aš garantuoju, dėl to, kad ilgis apie 40 metrų ir 2,5 kvadratų, ten 4 kW pajung dažymo kamerą. Ir tai likdavo iš 230 voltų 215, 217. Nu, tai didžiulis skirtumas su valdiška elektra ir su savo elektra. Žymiai geriau. O kai nusives normalus 4-6 kvadratų laidas, tikrai nebus tų perkritimų, gal ten 5 voltai maksimum. Na va, atsirado, žodžiu, čia rodo išėjimą 230, pagrindinis čia ekranas laikosi, o čia, kiek suprantu, L1 inputai būtų valdiška elektra. Na, mes jos nejungiam čia iš viso kol kas, tai va galėtų čia rodyti iš tikrųjų pasikeisti, kad vatus matyti nereiktų spaudyti iš saulės. Šitas biškai nepatinka. Na, dar reikia žiūrėti tuos nustatymus, gal kažką jis padaryti. Na, bet žodžiu, kol kas viskas tvarkoj, nieks nekaista, nieks nieko, kaip sakant, jokių smarvių. Žodžiu, veikia super. Kągi, toks trumpas video apie naują inverterį. Kol kas iš pirmų pažiūrų, kaip sakant, pirmų pajungimų tikrai esu patenkintas ir rekomenduoju. Yra dar vienas, dabar užmiršau pavadinimą, toks rudai oranžinis Power kažkoks, man atrodo, ten 10,2 kW. Ten dar turi tą pačią funkciją, 2 stringus, bet turi dar papildomai vieną išėjimą ant 3 kW, sakykime 10 kW ir dar ekstra kažkoks 3 kW išėjimas. Tai va, ten irgi neblogas jisai tikrai yra, tik tais gal biški daugiau, kiek suprantu, ūžia, triukšmauja, tas dirba daug tyliau. Na, aš kadangi pirkau šitą, nes kaip matot, mano visi yra ESUN, jau ant tokių esu perėjęs ir, kaip sakant, tikrai patenkintas.
Kągi, visiems geros dienos, toks trumpas video, žodžiu, džiaugiamės saulutę. O jau matau, ten ir 800 vatų pasidarė. Žodžiu, kyla. Čia turėtų irgi šiaip kilt, nes saulė sukasi. Ne, kol kas, ne, jo, panašiai, jau 700 beveik, pirmais buvo mažiau, 600 tik tai. Paskui, kai pasisuka apie pirmą pusę 2, buvau pajungęs čia, aš tas panelės pasižiūrėti, tai 1,6 kW išdavė. Tai va, pažiūrėsim, ką su šituo inverteriu išduos. Kągi, viskas, baigiu video, neįsiplėtoti. Visiems geros dienos ir iki.